Civilizuotame žmonių pasaulyje judesio vis mažiau. Mažėja fizinis aktyvumas, dėl to ilgainiui kenčia sąnariai. Vis jaunesnėme amžiuje pradedame jausti sąnarių skausmus, dėl ko reikėtų pastebėti save, kokia yra sąnarių amplitudė. Yra keletas puikių testų, kurie padės įsivertinti, koks yra jūsų sąnarys. Ar jisai pakankamai yra lankstus ir judesys yra didelės amplitudės. Taigi, atlikime šiuos judesius. Palenkime smakrą žemyn, tiek kiek galime. Testas būtų teigiamas, jeigu jūs smakru pasiektumėte krūtinę. Pasukite galvą į šoną. Apatiniu ausies krašteliu turėtumėte siekti petį. Tiek vienoj, tiek kitoj pusėj. Liemens lankstumą galime nustatyti šiuo pratimu. Pasilenkime žemyn, tiek kiek galime. Geras juosmens dalies stuburo lankstumas, jeigu jūs pirštais pasiekėte žemę. Atsistokime prie sienos kulnai ir nugara priglausti. Lenkiamės į šoną, tiek kiek galime, neatitraukiame pečių ir nugaros nuo sienos. Ta patį pakartojame ir į kitą pusę. Jeigu jums pavyksta pasilenkti ir pirštai siekti žemiau kelio, jūsų liemens lankstumas yra labai geras. Liemens lankstumą atgal mes galime nustatyti atsigulę ant kilimėlio. Padedame kaktą ant rankų, kojos nuleistos. Keliame pečius tiek, kiek galime. Matuojame atstumą nuo krūtinės iki žemės, jis turėtų būti daugiau nei 10 ar 20 cm. Jeigu jūs turite tokį atstumą, tai jūsų liemens lenkimas atgal yra labai geras. Taigi atlikome liemens lankstumo testus, kurie įvertinti leido mums stuburo lankstumą. Sekantys pratimai bus pečių sąnariams. Pečių sąnariai atlieka labai didelės amplitudės judesius. Tiek sukimą, pritraukimą, atitraukimą, tiesimą, linkimą. Taigi, testų yra nemažai. Vienas iš peties sąnario mobilumo testų yra šis. Sulenkite rankas, pakėlę kiek galite aukščiau, siekite savo nugaros. Idealu, jeigu pasiekėte savo mentes. Kitas testas, puikiai jį žinote. Keliate vieną ranką virš galvos, kitą leidžiate pačioj ir turite pasiekti pirštus. Ta patį būtinai pakartokite ir kitai pusiai. Dar vienas iš testų. Sudedate rankas maldos pozoj, atsukate ir keliate kiek galite aukščiau. Tai, jog jūs pakeliate rankas tarp menčių, rodo, kad jūsų peties sąnario lankstumas ypatingai geras. Peties sąnario lenkimas atgal nustatomas šiuo testu. Pasimkite kėdę su atlašu, pasistatykite ją už nugaros, atsiklaupkite ir užkelkite rankas ant atlošo. Idealu būtų, jeigu liemens ir žasto kampas sudarytų 90 laipsnių kampą. Šiuo atveju tai nėra idealu. Sekantis sąnarys, vienas iš mūsų stambiausių ir didžiausių, tai yra klubo sąnariai. Juos taip pat labai svarbu palaikyti sveikus. Taigi nusistatykime, ar jie jūsų atveju yra pakankamai lankstus. Atsisėskite ant kėdės, keliai sulenkti 90 laipsnių kampu. Vieną koją užsikeliu ant kitos kojos kelio, prilaikau vieną ranką už čiurnos, kitą už kelio. Liemuo turi būti būtinai tiesus. Stebime, kokiu kampu yra mūsų blauzdikaulis.
Jis idealiu atveju turėtų būti horizontalus žemėje. Ta patį pakartojame ir kitai kojai. Pasidedame koją ant kitos kojos kelio, pasiimame už čiurnos ir kelio, ištiesiame liemenį ir stebime, kokiu kampu yra mūsų blauzdikaulis. Sekantis testas – klubo lenkimo pirmyn. Atsigulame ant nugaros, pritraukiame vieną koją tiek, kiek galime prie krūtinės. Kita koja išlieka tiesi. Pakeičiame kitą koją ir pakartojame kitai kojai. Idealiu atveju jūsų lankstumas būtų geras, jeigu šlaunies priekinė dalimi pasieksiu pilvą ir krūtinę. Lenkimas klubo atgal. Atsigulu ant pilvo, pasiimu vieną koją ir pritraukiu tiek, kiek galiu. Keliai kartu suglausti. Pakartojame ir kitai kojai. Jūsų lankstumas labai geras, jeigu kulnu pasiekėte sėdmenį. Ir dar vienas pratimas. Atsisėdame plačiai. Nugara tiesi, ištiesiame kelius, rankos už nugaros. Šiuo atveju stebime, koks yra kampas mūsų tarp kojų. Turėtų būti 90 laipsnių arba daugiau. Jeigu taip yra, jūsų lankstumas yra puikus. Ir klubo sąnario sukimas į vidų. Atsigulame vėl ant nugaros, koją atitraukiame ir lenkiame į vidų tiek, kiek galime. Idealu, jeigu keliu liečiate žemę. Jeigu atliekant visus šiuos testus, jūs gaunate teigiamą rezultatą, tai reiškia, jie visi 100% pavyko, sveikinu. Todėl stenkitės toliau gyventi aktyviai ir sveikai, gerai maitintis ir mankštinti sąnarius. Bet jeigu kažkur matote, kad nepavyko, tai juos reikia kasdien judinti ir mankštinti visomis amplitudėmis. Stenkitės atlikti judesius kiekvieną dieną, rytą, per pietus, vakare, prasukti, pajudinti, nepriklausomai kur jūs esate, ar darbe, ar mokykloje. Nepamirškite rūpintis savimi ir judinti sąnarius.